Pasidalinsiu su jumis labai įdomią informaciją apie nepasitikėjimą savimi. Ir tie, kas turi tą nepasitikėjimą, kai klausys, jeigu stebės savo kūną signalus, jeigu stebės tai, kas kyla iš vidaus, pajaus, kad jie pritarė šitai minčiai ir kad tikrai taip ir yra. Tie žmonės, kurie turi labai aukštą dvasinį lygį, kurie turėjo jau daug įsikūnijimų, kurie suprato, kas yra šviesa, kas yra tamsa, kurie suprato, kad nėra šviesos ir tamsos, kurie suprato, kas yra kūrėjas, ateina į šį įsikūnimą ir turi labai stipri nepasitikėjimą savimi, savo žiniomis, savo gebėjimais. Kodėl taip yra? Todėl, kad tai yra integruotas saugiklis, kuris turi veikti tokiu būdu, kad siela, kuri įsikūnija kūne, turi nuolatos sąveikauti su visata, su kūrėju, gauti atsakymus, būti nuolatinėje komunikacijoje. Nes nėra nieko, kas yra teisinga ir kas yra neteisinga, kas yra konstanta. Jau kai darau analizės, daug kam pasakoju apie tai, ypatingai tiems, kurie turi retrogradinį Jupiterį ir turi kategoriškumą, turi mokytojo poziciją, kad aš žinau, kaip šitas pasaulis turi būti sutvertas. Taigi kiekviena siela turi savo asmeninės dekoracijas, turi savo asmeninį scenarijų. Ir tai, kas vienam yra labai blogai, kitam gali būti labai naudinga. Ir tas nepasitikėjimas savimi, tai yra būdas nuolatos gauti atsakymus. Gauti atsakymus apie save. Ar aš einu ten, kur man reikia, ar aš einu ten, kur man nereikia. Tai yra komunikacija. Tačiau jeigu taip atsitinka, kad šita brandi siela įsikūnija ir jos sąmonės lygis gyvena pirmose 3 čakrose, taigi pasaulis suvokiamas tik per materiją, tada atsiranda nepasitikėjimas savimi. Nes šitas kanalas pradeda veikti neteisingai. Įvyksta deformacija. Ir išeitis nėra gyventi tik viršutinėse čakrose. Bet kokia sistema turi būti harmoninga ir subalansuota. Ir daug kur yra įvairios praktikos, įvairiose keliuose, tai praktikos, kurios balansuoja visas čakras. Nes mes nežinome, per kokį tašką, per kokią čakrą, per kokį lygį visą tą kalbės su mumis ir atsiūs mums tą atsakymą. Taigi, nepasitikėjimas savimi tai nėra problema. Tai yra labai stiprus instrumentas, kurį jūs turite, tik reikia išmokti jį valdyti. Tai nurodo, kad turite stiprią intuiciją. Tai nurodo, kad turite ryšį su subtiliu pasauliu ir kad galite uždavinėti klausimus ir galite gauti atsakymus. Tai yra instrumentas, kuris apsaugoja jūs nuo fanatizmo, nuo prisirišimo prie kažkokios vienos teisingos sistemos. Pabandykite pabūti su šią informaciją. Paeksperimentuokite. Kai jaučiate nepasitikėjimą, išsiųskite signalą, išsiųskite klausimą į visą tą ir stebėkite atsakymus.